Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozė Vėžio ženklo atstovams kovo mėnesiui. Kaip einasi jums vasaris? Parašykite, prašau, nes man atrodo, kad vasaris daug kam atnešė visokių surprizų, nes aš pamenu ir pagal vasario mėnesio prognozę, kad daugelis zodiako ženklų buvo visokių netikėtumų. Bent jau ir mano gyvenime taip eina. Tai labai įdomu, kaip jums sekasi, mano brangus vėžiukai. Kągi, pradedam, vėžiukai, kovas. Kas laukia jūsų kovo mėnesį asmeninėme gyvenime? Vėžiukai, kovas, kas laukia asmeninėme gyvenime? Kas laukia asmeninėme gyvenime, vėžiukai? Vėžiukai. Taip, žiūrėkite, mano brangus vėžiukai vyrai. Dabar kreipiuosi pas jūs, nes jūs galite sutikti būtent mūsų stipriuosios lyties atstovai, jūs galite sutikti kažkokią labai empatišką, geraširdę moterį. Pagal zodiako ženklą jinai gali būti žuvis, vėžys arba skorpionas, bet tas aprašymas jos charakterio, tai pagrindiniai bruožai tai yra emocionalumas. Tai yra tokia moteris sentimentali, jausminga, emocionali. Tai sekanti korta pasaulis, jinai sako apie tai, kad šita moteris, jinai gali būti jums skirta gyvenimui praeiti tam tikrą pamoką. Bet kad tas susitikimas bus ne šiaip savo, aišku, visi susitikimai pas mus vyksta ne šiaip savo su žmonėms, su kuriem mes pragyvenam tam tikrą gyvenimo etapą. Tai va čia gali įvykti labai tokia sėkminga pažintis. Kažkam tai iš jūsų, mano brangus vėžiukai, gali prasigruoti kovas kaip kelionė. Galbūt kažkur tai važiuosite, keliausite. Gali būti į tolimesnį kraštą, ilgesnė kelionė, gali būti tiesiog kažkokia tai savaitgalinė kelionė, kažkur tai susiruošite. Galbūt ten mūsų pajūrį aplankyti, o galbūt ten kokius druskininkus aplankyti ir pasibūti biški. Mėnesio pabaiga asmeninėme gyvenime galite spręsti daugiau reikalų susijusių su vaikais. Ateina pažų korta, tai pažai gali reikšti mūsų vaikus, jaunesnius šeimos narius ir jums gali tekti juos paremti, finansiškai paremti. Kągi daugiau galima paremti, man atrodo, čia yra pati maloniausia pareiga. Paremti mūsų vaikus. Aišku, žinoma, kol jie dar nėra pilnamečiai. Tai galbūt reikės kažkokių tai, vėlgi kelionę, gal vaiką siūsit, galbūt vaikui kažko tai reikės jau kažkokių būrelių brangesnių, gal repetitorių. Žodžiu, pinigėlius dėsite tikriausiai į vaikus. Taip, sekantis sritis darbas. Vėžiukai, kas laukia jūsų darbo srityje? Vėžiukai, darbas, kovas. Darbas, kažko tai pabaiga pas jūs darbe. Kažkokios ilgai brandintos situacijos. Šiaip 3 didieji arkanai, žinokite, tai jūsų darbinė situacija tikrai bus kovo mėnesį spręsis kažkokie tai klausimai. Matot, 3 didieji arkanai, mirtis, jėga ir žinia. Toks derinukas atominis, sakyčiau. Pagal kortą mirtis ateina pabaiga kažko tai gali būti pabaiga darbo, tai gali būti, kad pereisite į kitą darbą, į kitas pareigas, gali būti, kad jūs tiesiog jau norite išeiti iš darbo ir norite pereiti į visiškai kitą naują darbą. Žodžiu, gali spręsti situacija kažkokia tai užsitęsusi, gali būti transformacija, gali būti papildomi mokymai, kai jums reikės, pavyzdžiui, darbe kažkas tai keičiasi, kryptis, eina kažkokia restruktūrizacija, eina kažkokia reorganizacija ir reikia arba įgyti kažkokią papildomą kvalifikaciją, pasimokyti, arba jeigu ne, tai gali grėsti atleidimas. Tai va čia eina kalba būtent apie tai, kad kažkokiu tai gali būti tokių pokyčių, kurie reikalaus jūsų, pavyzdžiui, eiti ir
papildomai pasimokyti. Šiaip situacija, kuri galėtų jūsų liūdinti ir nepateisinti jūsų lūkesčių. Žinoma, vėžiukai, aš primenu jums, kad prognozė yra tik bendro pobūdžio. Jeigu jūs norite savo asmeninės prognozės, tai reikia būtinai ją daryti iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos. Tai galite padaryti, užsakyti ją pas mane, čia parašė man tik tokią žinutę ir atsiuntė savo duomenis. Prognozės asmeninės kaina 13 eurų. Ten jau bus tiksliai jums nusakyti įvykiai ir jau matysite, ar jūs pakliūnate į kažkokią rizikingą tą atvejį, ne, kad gali kažkas tai būti su jūsų darbu, kažkokių tai problemų arba atleidimų arba nepateisintų lūkesčių. Taip, na ir paskutinė sritis, vėžiukai, kokia bus jūsų sveikatėlė. Sveikata, kovas, kokia bus sveikata. Tarp kitko, visas mano dėlionės ir metinės prognozės ir pagal temas suskirstytas jūs visada galite rasti mano tinklapyje, mano svetainiai būrimas taro kortomis. Ten jūs galite ir metinį būrimą užsakyti, ten nėra tik tai mėnesio būrimo. Mėnesio būrimui reikia rašyti man tiesiogiai žinutę. O pagal visas kitas analizės, visus meilės srities, darbo, finansų jūs rasite mano tinklapyje. Tai žiūrim, vėžiukai, sveikata. Sveikata. Vėžiukai, sveikata. O kad viskas gerai, vienintelis dalykas gali pakilti temperatūrą į mėnesio pabaigą. Čia yra korta, kuris sako apie tai, kad gali būti staigus temperatūros kilimas. Pavyzdžiui, ryte dar buvote neblogai jautėtės, žvalus, galbūt tiesiog biški galvas skaudėjo, vakare grįžtate namo, temperatūra aukšta, ten 3,9 vos nekiam. Ir tokia liga, jinai greitai ateina, bet ir greitai praeina. Pavyzdžiui, temperatūra ten pasilaiko naktį arba parą ir paskui viskas atslūgsta ir praeina. Tai va čia tokia tikimybė jums iškrenta. Tai tiek būtų, mano brangus vėžiukai. Linkiu jums ramaus, smagaus, džiaugsmingo kovo mėnesio. Kas norėtų prognozių, rašykite asmeniškai.